Labas, esu jogos mokytoja Šarūnė ir šiame kanale dalinuosi savo jogos praktikomis. Šiandien norisi man pasidalinti visą apimančią Yin ir Yang praktiką, kur pirmoje dalyje mes judėsime šiek tiek intensyviai, stengsimės apjungti kiekvieną judesį su įkvėpimu, keičiant judesį per iškvėpimą, žinoma, tiek kiek jums galisi, o vėliau tiesiog panirsime į saldžias Yin jogos asanas. Praktika nebus ilga, tačiau, kaip ir minėjau, pakankamai intensyvi, jauskite savo ribas ir pradėsime praktiką. Tai atsisėskime kryžiuotų kojų padėtyje, galima akis lengvai užmerkti, rankas galime laikyti lengvai ant kelių ir palengva prailginame savo kvėpavimą. Įkvėpėme per pilvą gilus įkvėpimas, jaučiame, kaip mūsų mintis rimsta ir su iškvėpimu pašaliname visą orą iš plaučių. Taip dar kelis kvėpavimus čia. Ir palengva atmerkėme savo akis, lengvai pamasažuosime savo riešus, sunerkime pirštais ir tiesiog jas priešai save pasukiokime į dešinę pusę 5 kartus maždaug. Stenkitės išnaudoti visą galimą amplitudę ir keičiame puses. Jaučiame malonų riešų traškėjimą, mes taip lyg duotume drėgmės, drėkintume savo sąnarius. Jogos praktikoje riešams dažnai užkrauname didelį savo kūno svorį, todėl labai gerai yra juos pramankštinti. Ir dabar tiesiog vieną lengvai, kiek jums įmanoma, rankos pakankamai aktyviai stumsime pilną delną vieną į kitą. Jaučiatės, kad riešai delnų apatinė dalis irgi tempiasi, neperspauskite. Ir dabar iš viršutinės dalies irgi palengva spauskite, susiveda priekinę delnų pusę. Palengva galime pakratyti, pasukioti, atsipalaiduoja ir pereisime iš tiesų į stovimą iškart poziciją. Mūsų intensyvesnė dalis bus keli saulės pasveikinimai tam, kad nesimokintume ir nerodytume kažką naujo vien dėl to, kad galėtumėte pilnai susikoncentruoti į judesį ir į savo kūno potyrius. Tai esame kalno pozicijoje, mūsų kojos tvirtos, krūtinė atverta, pečius taip lengvai galima pakelti į viršų ir juos per šoną, vedant atgal, nuleisti į apačią, taip pilnai išsitiesina mūsų krūtinė, nugara natūraliai, šiek tiek išsilenkusi, neprivalo dubuo visiškai būti po savimi, lengvai riestas stuburas. Su įkvėpimu keliame rankas į viršų, prailginame savo stuburą ir su iškvėpimu leidžiamės prie lengvai sulenktų kojų. Įkvėpiant prailginame savo nugarą ir pereiname į lentos poziciją. Čia kartu įkvėpiame ir su iškvėpimu guldame kelius, krūtinę ir smakrą ant kilimėlio. Įkvėpiame, atsiveria krūtinė kobra ir su iškvėpimu klubai keliauja į viršų, į žemyn žiūrintį šunį. Su įkvėpimu prailginame savo stuburą, šiek tiek nuo rankų atsispiriam, žvilgsnis į viršų, su iškvėpimu vedame kojas į priekį. Sekantis įkvėpimas vėl prailginame savo stuburą, galime laikyti
rankas lengvai po keliais ir su iškvėpimu galvą vedame prie kojų. Įkvėpimas rankomis į viršų, iškvėpimas rankos prie maldą. Vėl įkvėpiame rankos į viršų, su iškvėpimu lenkiamės prie kojų. Įkvėpimas prailginame savo nugarą, periname į lentą ir dedame kelius, guldame krūtinę ir smakrą ant kilimėlio su vienu iškvėpimu. Įkvėpimas kobra, iškvėpimas žemyn žiūrintis šuo. Įkvėpiam, prailginame nugarą, vedame dar šiek tiek klubus į viršų ir su iškvėpimu vedame kojas į priekį. Įkvėpiame, prailginame nugarą, iškvėpiam galvą prie kojų. Įkvėpiame rankomis į viršų, prailginame stuburą, su iškvėpimu rankos prie krūtinės. Vėl kartojame, įkvėpiame rankos į viršų, iškvėpiame, leidžiamės. Įkvėpiam, prailginame stuburą, su iškvėpimu pereiname į lentą ir guldame kelius, krūtinę ir smakrą ant kilimėlio. Įkvėpiame kobrą, iškvėpiame žemyn žiūrintis šuo. Įkvėpiame, prailginame stuburą, su iškvėpimu žvilgsnis į viršų, pravedame rankas į priekį. Įkvėpiame, prailginame nugarą, leidžiamės prie kojų. Įkvėpiame rankomis į viršų, iškvėpiame malda. Vėl kartojame rankos į viršų, su iškvėpimu leidžiamės prie kojų. Įkvėpiame, prailginame nugarą, su iškvėpimu keliaujame į lentą ir guldame kelius, krūtinę smakrą ant kilimėlio. Įkvėpiame kobrą, iškvėpiame klubą į viršų, žemyn žiūrintis šuo. Įkvėpiame, prailginame nugarą, iškvėpimas vedame kojas į priekį. Įkvėpiame, prailginame nugarą, iškvėpiam, leidžiamės. Įkvėpiam, keliaujame į viršų, iškvėpiame rankos prie maldos. Dar keli kartą įkvėpiame rankos į viršų, iškvėpiame, leidžiamės prie kojų. Įkvėpiame, prailginame nugarą, su iškvėpimu pereiname į lentą ir lengvai keliaujame ant kilimėlio. Įkvėpiame kobrą. Iškvėpiame, žemyn žiūrintis šuo. Įkvėpiame, prailginame stuburą, su iškvėpimu kojos į priekį. Įkvėpiame, stuburas tiesus, iškvėpiame, lenkiamės prie kojų. Įkvėpiame, rankos į viršų, su iškvėpimu rankos į maldą. Paskutinį kartą įkvėpiame rankos į viršų, iškvėpiame, lenkiamės. Įkvėpiame, prailginame stuburą, su iškvėpimu pereiname į lentą ir keliaujame ant kilimėlio. Įkvėpiame, kobra atsiveria krūtinė, su iškvėpimu žemyn žiūrintis šuo. Įkvėpiame, dar šiek tiek prailginame savo stuburą, su iškvėpimu kojas keliauja į priekį. Įkvėpimas, stuburas tiesus, iškvėpimas, lenkiamės prie kojų. Įkvėpimas, rankos į viršų, iškvėpimas į dėkingumą prie širdies, rankos giliai kvėpuojame. Atgauname savo kvėpavimą. Tiek, kiek darote, yra pakankama, judėkite savo ritmu. Dėmesys į centrą, prie rankų, į širdį. Dėkingumas ir meilė savo. Su iškvėpimu rankos į viršų, mes jau beveik baigiame intensyvesnę dalį. Su iškvėpimu leidžiamės prie kojų. Įkvėpiam, prailginame vėl nugarą. Pereiname dabar į lentą. Čia yra 5 kvėpavimai. Stuburas tiesus. Riešai po pečiais 1. Pilvas lengvai įtemptas 2, lyg stengtumėtės pritraukti jį prie stuburo 3, šiek tiek lyg stumtumėtės nuo kulnų 4 ir dar vienas kvėpavimas 5. Kartu įkvėpiame,
Ir su iškvėpimu keliai krūtinę. Smakras ant kilimėlio. Atsiveriame kobrą, atsiveria krūtinė, mentis lengvai suvestos. Su iškvėpimu pereiname į žemyn žiūrintį šunį. Keliame dešinę koją į viršų ir vedame ją prieki prie dešinės rankos. Atkeliame savo kūną. Aukštasis įtupstas, rankos į viršų vertikaliai, mūsų kūnas aktyvus, stuburas stenkitės neišriesti, šiek tiek lengvai po savimi, kiek įmanoma, kvėpuojame. Čia kartu įkvėpiame ir su iškvėpimu rankos ant kilimėlio pereiname į lentą, su iškvėpimu keliai krūtinės, smakras ant kilimėlio. Įkvėpiame kobrą. Su iškvėpimu žemyn žiūrinti šuo. Darome ant kitos pusės kairė koja į viršų. Vedame ją į priekį. Atkeliame save, įkvėpiame įtupstas. Čia 2 kvėpavimai. Kartu įkvėpiame. Ir su iškvėpimu rankos vėl ant kilimėlio pereiname į lentą ir guldome kelius, krūtinės, smakrą ant kilimėlio. Įkvėpiame kobrą, mentis lengvai suvestos. Iškvėpiame žemyn žiūrinti šuo. Kartu įkvėpiame ir palengva dedame kojas ant kilimėlio, sėdamės ant kulnų, intensyviausia dalis jau pasibaigė, palengva perėsime į jin kelias asanas. Čia lenksimės atgal, jeigu turite kaladėles, galite mėginti dėtis po savo alkūnėmis, galite tiesiog, nesvarbu kaip ar pirštais į kūną ar nuo savęs, šiek tiek atsiremti ir kiek įmanoma leistis ant kilimėlio. Dėl to yra visai patogu turėti kaladėles ar kažkokią tvirtą pagalvę, tam, kad galėtumėte lengvai atsiremti ir įsipatoginti. Atsiveria mūsų krūtinė, giliai kvėpuojame, jaučiame tempimą. Galvą siūlyčiau išlaikyti aktyviai, jog neskaudėtų kaklo, pilnai jos nenuleisti. Man patinka ypač tokiose intensyvesnėse pozose laikyti akis užmerktas, tam, kad visas dėmesys eitų į kūną, į vidinius pojūčius, į kvėpavimą. Akis ir žvilgsnis neblaškytų mano dėmesio. Su sekančiu įkvėpimu palengva iš po lėto, labai neskubėdami atkeliame savo viršutinę kūno dalį ir stengiamės ir palengva, pernešant savo sėdmenis ant kairės pusės, ištraukiame kojas, atsisuksiu į jūs, kojos kiek jums eina į šalis, tiesiai priešais save, su įkvėpimu rankos į viršų, prailginame savo stuburą ir dabar tiesiog leidžiamės į priekį, kiek jums eina. Galite lengvai išsiimti lyg iš po savęs sėdmenis, kad šiek tiek jūsų dubuo pasisuktų ir lengviau jaustumėte tempimą malonų vidiniai kojų visoje dalyje. Man asmeniškai čia yra labai intensyvi poza, stengiuosi savęs neperspausti.
reikalauja pakankamai daug jėgų ir užsispyrimo, kad galėčiau nuraminti savo protą, nes kažkaip labai greitai norisi išeiti iš čia. Tačiau jin jogos tikslas yra tam, kad neduotume save 100%, kad nepertemptumėte, tačiau maždaug iki 40% savo pajėgumo tam, kad mes drėkintume fasciją, palengva ją temptume. Jeigu darytume šitą pozą kiekvieną dieną, mes vis galėtume ją pagilinti. Kartais yra kūne vietų, kurias mes pamirštam. Atrodo, kad ten viskas laikosi ir kaupiasi. Ir per yin praktikas mes lyg pravalome, lyg nuimame dulkes nuo tų vietų, kurias užslėptos, kurių nenorim patys galbūt pamatyti. Sekančiu įkvėpimu palengva grįžtame į priekį. Rankų pagalba galime suvesti kojas vieną priešais kitą. Ir tiesiog dabar lenksimės priešais ištiestas kojas, įkvėpiame rankos į viršų, prailginame stuburą. Ir su iškvėpimu vedame rankas, kiek eina jums pasiekti. Galite lengva laikyti ant šlaunų. Tiek, kiek jums būtų patogu. Palengva grįžtame su sekančiu įkvėpimu, kai jums norėsis atsikelia palengva nugarą. Dabar kryžiuosime kojas vieną priešais kitą. Stengiamės išlaikyti blauzdą maždaug lygiai grečiai kilimėlio kraštui. Jeigu norisi, galite kairę dėti ant viršaus. Svarbiausia, kad kojos būtų tolygiai viena kitos. Čia pratempsime savo klubus, pakankamai didelis yra laipsnis, kada mūsų kojos lyg ir išsisuktų tiek, kiek jums eina. Jeigu jums nepatogu taip laikyti, galite tiesiog dėti kojas vieną priešais kitą. Su įkvėpimu vėl rankos į viršų, prailginant stuburą. Ir dabar leidžiamės prie lengvai sulenktų kojų. Jeigu turite kaladėlę, galite pasidėti ją priešai save, jog prilaikyti galvą. Turėtumėte jausti visišką atsipalaidavimą, malonų tempimą, neturėtų niekur skaudėti. Todėl visai yra visada malonu turėti ar bolsterį, ar kelias kaladėles, ar tiesiog storesnės pagalves tam, kad galėtumėt lyg ir pernešti savo svorį, jums nereikėtų, pavyzdžiui, laikyti rankomis savęs. Dar labiau jūsų tada nervų sistema rimsta. Sekantis įkvėpimas, kai jums norisi, atkeliame savo krūtinę, keičiame dabar pusės, jeigu dešinė buvo arčiau kūno, pakeičiame į kairę, dešinė tada keliauja į išorę,
Vėl prailginame savo stuburą ir lenkiamės prie ištiestų kojų. Kojų pirštai yra lengvai aktyvus. Pajauskite skirtingą tempimąsi skirtingose pusėse. Pajauskite, kaip su kiekvienu iškvėpimu galbūt dar labiau einam pagilinti jogos asaną. Palengva grįžtame į priekį. Dedame pėdas ant kilimėlio ir šiek tiek pasukiokime rankos už nugaros, pasukiokime lenktas kojas į vieną pusę, į kitą, palaiduojant klubus. Ir pereinam ant nugaros, kojas pritraukiame lenktas prie krūtinės. Stipriai apgaubėme save, kaktą galime suvesti su keliais. Paskutinė mūsų jogos poza ir tiesiame kojas priešais save. Rankos ištiestos šalia kūno. Jeigu norisi, galite čia apsikloti. Kartu giliai įkvepiame ir per burną viską iškvepiam. Dar kartelį įkvepiame per nosį, gilus įkvėpimas ir per burną viską iškvepiam. Paskutinį kartą įkvepiame ir per burną iškvepiam, viską paleidžiam. Pereiname į numirėlio vadinamą poziciją šavasana. Veidas visiškai atpalaiduotas, kūnas nugrimztas į ramybės poziciją, lengvas kvėpavimas, ramus protas. Palengva prailginame savo kvėpavimą. Grąžiname judesį į kojų pirštus, rankų. Kai jausitės pasiruošę, vedame rankas virš galvos, prasitempę
Mūsų visas kūnas lyg pasiražydami tvirtai, pėdos įsitempusios. Ir kai norėsite, lenkiame lengvai kojas, gulamės ant dešiniojo šono. Ir kairės rankos pagalba atkeliame savo kūną ir grįžtame į pradinę kryžiuotų kojų padėtį. Akys toliau lengvai užmerktos. Rankos į maldą vedame prie galvos, už švarias mintis, vedame rankas prie lūpų, už švarią kalbą, rankos prie širdies, už švarias ir tyras mūsų intencijas. Praktika baigta. Namaste. Ačiū labai, kad buvai šioje praktikoje ir praktikavai su manimi. Jeigu yra kažkokių klausimų, būtinai rašyk į komentarų skiltį. Linkiu smagios likusios dienos ir iki kitų kartų. Ate.